Sveiki sugrįžę į dar vieną video. Šiandien yra labai svarbi apžvalga. Bitcoinas kovoja ties 100 000, altcoinai kol kas krenta į apačią. Daug svarbių naujienų, kodėl kas vyksta, viskas bus paaiškinta. Spausk subscribe, kad nieko nepraleistumėte. Prisijungite nemokamą Telegram grupę, jeigu norite visada būti informuoti, kada išeina koks naujas video. Ir dar labai svarbus dalykas akademijos mokymų programoje, kur aš išdėsiu visas savo strategijas, visą techninę analizę, kurią darau, kas veikia rinkas, kaip veikia, kodėl veikia rinkos. Pridėtas dar vienas skyrius apie perspektyviausius altcoinus, kuriuos galite nusipirkti, su kuriais gausit 100, 200, net 300% grąžą per ateinančius metus. Taigi paskubėkite prisijungti, kaina vis dar yra su nuolaida. Vis dar ta pati nuolaida, kad yra tik 2 apmokėjimai po 140 eurų. Tai yra didžiulis vertės ir kainos santykis, tai skubėkite prisijungti, visi linkai yra apačioje. Dabar keliaujam į video. Tai kaip ir minėjau, dabar praradom vieną supporto lygį, kuris yra štai čia. Jis buvo maždaug ties 108 000, matom, kad čia jis buvo kažkada kaip resistance lygis. Resistance lygis tada tapo supporto lygiu, jis gal 4 kartus buvo atmušęs kainą ir jau jį praradome. Tai viskas, čia jau prarasta. Dabar kovojam dėl sekančio dar svarbesnio lygio, kuris yra 100 000. Tai yra tiesiog didelis psichologinis lygis, nes kai nukrenta žemiau jau buvo 125 $, o kai nukrenta žemiau, tai jau veikia traderius ir psichologiškai. Tai šiandien pakalbėsime, ar jau atėjo Bitcoino pabaiga, ar prasidėjo bear marketas. Mūsų nuomonė, aišku, nieks neturi krištolinio ritulio ir nieks tiksliai negali pasakyti, kas bus, nes iš vis šis ciklas yra šiek tiek kitoks nei kiti ciklai, apie ką irgi pakalbėsime. Tai taip, tai dabar kokie yra galimi variantai? Apžvelgsim visas naujienas ir sudarysim kelis galimus variantus. Tai pirmasis variantas yra, kad visi bearsai yra teisūs ir dabar, kad čia jau buvo viršus, kuris buvo spalio 6, Bitcoinas pasiekė 125 000, visgi jis per šitą ciklą tikrai už tai nukeliavo, nuo 20 ten kažkur 8 000, net žemiau dar nukeliavo iki 125 000. Tai labai gera grąža ir taip yra šansų, kad čia gali būti viršus, kadangi tai sako ir jeigu tikėt 4 metų ciklo teoriją, tai gali būti, kad čia yra viršus jau buvo pasiektas ir dabar kas tada sektų, tai tada tokiu atveju pabrėšim šiek tiek linijas, tai būtų jau buvo pasiektas viršus ir dabar laukia, tada tokiu atveju laukia bear marketas Bear marketas gali būti iki 80 000, gali būti iki 60 000 ar net, bet manau, kad daug žemiau jau nenuvažiuosim, tai bear marketas neturėtų būti ilgas, jeigu jis ir bus, nes dabar tikrai yra daug ir įmonių ir institucijų, kurios vis tiek užpirktų tokiais lygiais. Tai dabar aš nesau, čia tai bus dabar, sakau, kad tai yra vienas iš variantų. Sekantis variantas, kad irgi 4 metų ciklas tiek sako, kad dažniausiai gale metų būna didžiulis markupas, tai reiškia paskutinis ralis į viršų Bitcoino, kriptovaliutų, akcijų ir visą kitą prieš bear market ir tada jau būna euforija, ne? Tai gali būti, tada antras variantas būtų, kad čia yra tiesiog eilinis pasitraukimas į apačią, kuris jau buvo, ne vieną kartą pažiūrėkit čia, jau mes buvom pasiekę 107 000 ir nukeliavom iki 75 000, tai žmonės irgi galvoja, kad jau viskas, kad pabaiga, bear marketas ir sentimentas buvo lygiai kaip dabar, kad visi jau pardavinėjo, jau galvoja, kad pabaiga, bet kas įvyko po to, mes vis dar pakilome dar plus 40 000. Tai sekantis variantas dabar, kad einant į lapkričio pabaigą ir per visą gruodį, kadangi bus tikrai bullish naujienų, Bitcoinas jis gali bet kada, kad ir per kelias savaitės atsigauti ir tada padaryti tokį paskutinį šuolį į viršų, kada jau bus max euforija, tada būtų ir altcoinų pakilimas didžiulis ir viskas būtų visiems labai gerai. Ir po to jau 100% sektų bear marketas. Tai galim iš tikrųjų ir palikti šitą, tai būtų paskutinis toks markupas iki kažkur gal čia, tarkim, 100 000 panašiai. Dabar yra dar viena teorija, tai kad čia bus super ciklas ir 4 metų ciklas bus sulaužytas ir mes tiesiog keliausime kažkur čia, tada galbūt ateis pavasaris, kuris irgi būna bullish rinkom, galbūt pavasarį mes vėl nukeliausim aukščiau, jau eisim į 2026 metus, galbūt vasarą dar aukščiau ir kad šis ciklas tiesiog užsitęs ir bear marketas irgi gal net ir iš vis neateis, todėl kad institucijos dabar, kai jau yra Wall Streetas čionais, perka Bitcoiną, tai
dabar jau bus daug suinteresuotų galingų žmonių, kad Bitcoinas neturėtų tokių didelių bear marketų, kaip buvo toliau, nes tada jų klientai, kurie perka per juos kaip brokerius, per Wall Street'ą Bitcoinus, jie prarastų daug pinigų būtų didžiuliai nuostoliai. Tai dabar gali būti, kad institucijos net ir neleis Bitcoinui toli nukrist. Tai irgi, tai tokia super ciklo teorija, kad ciklas tęsis dar iki 2026 metus į juos ir taip toliau. Tai daug teorijų, aišku, kaip ir minėjau, krištolinių rutulių nieks neturi, nieks nežino, kaip bus. Mes žinom vieną labai svarbų faktą, kuris yra čia, tai kad turime 50 moving average indikatorių, tai yra ši linija. Ir dažniausiai, kai Bitcoinas matom, kol Bitcoinas užsidarinėja aukščiau šios linijos, tol mes keliavom į viršų. Ir mes jau istorijoje kelis kartus testavom šitą ir bam, tada sekė didžiulį šuolį į viršų. Čia matom didžiulį šuolį, čia matom didžiulį šuolį. Dabar esam panašioj situacijoj ir aš tikrai nenurašyčiau tokio varianto, kad čia buvo eilinis testavimas prieš metų galą ir tada metų gale link lapkričio pabaigos, kada viskas susitvarkys, o kas sutvarkys, dar aptarsiu greitų metu, bet viskas po truputį susitvarko ir tada bam, Bitcoinas per kelias savaitės pakyla iki viršaus, pailsi ir tada bam į viršų. Tikrai gali būti toks variantas, nenustepčiau. Tai va, bet kitu atveju, jeigu mes pradėsim kažkaip čia maždaug pavažiuosim aukščiau ir tada vėl trendas tęsis į apačią, į metų galą, į metų pradžią, užsidaro žemiau šios linijos ir tada greičiausiai prasidėjo bear marketas. Tai mes iš esmės esam kritiniam taške ir metų galas mums labai daug ką pasakys. Todėl dar kartą sakau, nepraleiskit naujienų, viską sužinosit pirmieji. Tai va, tai tiek techniniai analizai, altcoinų net neapsimoka žiūrėti, nes patikėkit, jei Bitcoinas nepakils ir altcoinai aukštai nepakils, tai net ir neapsimoka jų žiūrėti. Dabar pagrindinis dalykas, kuris stabdo viską, tai yra vis dar yra uždaryta vyriausybė ir uždaryta jau ilgiausiai istoriškai, tai reiškia virš mėnesio visi vyriausybės žmonės negavo atlyginimų ir dabar jau neišleidžia jokių infliacijos duomenų agentūros, neišleidžia jokių nedarbingumo duomenų, todėl kad yra uždaryta vyriausybė. Tai yra žiauru ir tai labai paveikia kasdienių žmonės, žmonės negauna pinigų. Tai reiškia sumažėja vėlgi likvidumas, nes iš jų tikrai daug kas yra investuotų į kriptovaliutas ir galbūt žmonės kiekvieną mėnesį investuodavo kažkiek, o dabar nebegauna pinigų, tai ir greičiausiai dėl to ir tęsiasi, greičiausiai čia yra tas visas dalykas, kur prieš tai rinkos pakilo, nes metų galas, buvo įskaičiuoti palūkanų mažinimai ir dabar bam, gal ir palūkanų netiek mažins ir vyriausybės uždarimas užsitęsė ir dėl to mes važiuojam į apačią, keičiasi, viskas tiesiog pasikeičia vertė visų kriptovaliutų. Kitas dalykas, tai dabar irgi vyriausybė neaišku, kada atsidarys, bet jau einam link kritinių ribų, kada tikrai atrodo, kad per lapkričio mėnesį kažką turėtų atsidaryti. Tai irgi galėtų būti tas dalykas, kuris galbūt tą savaitę dar Bitcoinas atsigauna ir tada bam, atsidaro vyriausybė, visi vėl gauna pinigus, sumažėja, ateina daugiau likvidumo į rinką ir bam, Bitcoinas keliauja į čia, likviduoja visus shortus ir keliauja vėl į viršų ir tada metų gale pakyla į viršų. Tikrai yra toks scenarius ir jis yra, manau, netgi labiau realus nei kad dabar bus bear marketas. ETF'ai sulėtėjo ir irgi daug yra pardavimų. Iš vis dabar Bitcoin labai daug kas pardavinėja, nes mačiau daug informacijos, kad ir banginiai pardavinėja Bitcoiną ir žmonės, kurie laikė nuo 20, 30, 40 tūkstančių nusipirkė Bitcoiną, jau jam 100 tūkstančių, 115, 120 jau yra gera grąža, jie tiesiog parduoda. Jums dabar reikia daugiau pirkėjų, kurie būtų pasiruošę pirkti. Ir jau 100 tūkstančių yra tikrai riba, kur žmonės jaučiasi komfortabiliai pirkti vėl, nes, kai buvo 115 tūkstančių vis tiek atrodo brangokai, nes jau link viršaus, bet dabar jau kai kuo gilesnė korekcija, tuo atsiras dar daugiau pirkėjų, banginių fondų, kurie pirks. Tai maždaug tokia situacija, yra dar naujienų, ir svarbi, ta prasme, kad matom, kad ir istoriškai, kad čia parašyta, kad čia yra periodas, kada vyriausybė būna uždaryta ir kad ji istoriškai nėra gera Bitcoinui. Tai tada 2018 metų gale buvo uždaryta, tai buvo minus 20%, dabar minus 21%, tai irgi tik parodo, kad dabar tas visas uždarimas ir čia atsispindi ir taip pat atsispindi šiek tiek, kad centrinis bankas šiek tiek pradėjo vėl lėtinti tokius expectations, kad čia bus daug palūkanų mažinimų, kad rinka taip neskubėtų. Tai kitos rinkos, kaip sakant, joms sekasi visai neblogai, bet irgi S&P matom, irgi lygiai tokia pati korekcija,
tai ir tai paveikė irgi ir kriptovaliutų rinką. Nasdaq irgi matom, kad didelė korekcija, tikrai didelė korekcija, tai tikrai reikėtų, kad pradėtų ir S&P judėtų aukščiau, ir Nasdaq pradėtų judėti aukščiau, ir tada greičiausiai pamatysim dar ir Bitcoino judėjimo aukščiau. Tai va, bet kol kas yra tokia situacija, tokie yra keli scenarijai, tikiuosi patiko, spausk subscribe, peržiūrėkit linkus apačioje, kaip ir minėjau, persižiūrėkit mūsų mokymų programą, ten yra labai naudingas naujas skyrius, visi linkai apačioje ir susitiksime kitame video.